Naktį lyja. Ten pilna vietinių kaimiečių, o koks ten kokie rūkai vaikšto. Po viršūnės. Štai. Kokie rūkai vaikšto per viršūnės. Debesis siekia žemę. Nieko gero. Bet gerai, kad nelyja. Daug romantikos su 70% nuolaida. Ir štai tokia buitis. Šiukšlynas. Bet tokiam fone tik labai smirda ežeras Puvėkų. Neaišku kodėl. Nedžiugina diena. Paliekam šitą smirdančią vietą su daug ribokų. Tuoj važiuosiu. Nefilmuosiu, kaip išvažiuosiu. Rytoj sekmadienis, nieko neveiks. Reiks apsipirkti. Štai čia. Šalta ir lietus toj Slovakijai. Bet va, kalnas yra. Koks kažkoks tai. Čia turbūt įtakoja kalnai tą šaltį. Geras vietas, bet šalta ir lietus. Tokia ta Slovakija. Kiek žinau, jai visada tokia. Mes sušalę ir sušalusi. Prie kažkokios lentės. Ai, ūkininko namų. Va. Važiuojam prie sekančios nakvynės. Nežinom, ką daryti. Neįdomu šaltį važinėti. Dar vienas sustojimas. Nakvynės paieška jau prasideda. Važiuoja ir nakvoja. Sušalom kaip meškos šiauriai. Visur šalta. Krakove žiūrėjom irgi 18 šilumos. Kai išvažiavom atšalo. Ne, kai išvažiavom buvo 30 gal dabar. Kažkas atsitiko. Nežinia kas, tik ten kalnuose saulė yra. Reikia lipti ten. Kodėl ten saulė, čia nėra saulės. Nesuprantu. Kaip ten pakliūti, kur yra saulė. Nuvažiuosim giliau į Lenkiją. 80 km. Kitą nakvynę žiūrėsim. Link namų jau. Mes jau Lenkijai. Kažkokį labai statų keliuką radom. Baisu. Nakvynės vietos ieškom. Tai aš visas sušalęs kažkokiam kaime. O, šachtininkas ateina. Gauni verti ten sėsti. Ten pat dar žiauriau. Ja. O jie, kai važiuoja visi. Ten yra namukai, bet pat ten nusukimas į apačią, bet ten eina į apačią. Nu... Na, tokios šūdas įstatus labai. Ten net, ten žvirgelis įskalautas ir... Gal neverta, gal pabandam prie upės. 14 kilo į priekį. Gal rānam toliau. Tai grįžti reiks? Ne, ten toliau į priekį. Tai čia važiuoti man? O, ne, čia grįžti. Pagal, jo. Nesimatasi, kad ten būtų. Tragiškas, tai kaip tie kemperistai čia atvažiuoja? Nu va. Kemperistai melagiai.
Įstrigom į kažkokį sušiktą kaimą. Au, kaip čia statu. Šunys supyko. Visi. Nesiruošti čia. Nu, lipk. Bandysim įveikti šitą. Nesąmonė. Nuotekas kenčia. Vaizdas į jūrą. Čia Lenkų kažkoks rajonas. Nieks nežino koks. Kalnuotas rajonas. Nėra kito kelio. Na? Na. Eilinė nesąmonė. Reikia lysti ten. Nuotekas slidinėja kaip ant ledo. Kol kas nieko. Neapsipurvavęs, bet dar viskas prieki. Iš ten atvarėm, varysim ten. Nu ką, pakomentuok šitą. Dar pigia baluoti. Gal mums verta čia pažiūrėti. Gal geriau. Tas lietus sugadina visą gyvenimą. Banžatnikas kažkoks tai. Užaugęs. Norim čia gyventi. Ten banžatnikas. Ir čia čepiankę daro, ten šaudo kažką tai. Turbūt. Šaudė gal kažkada, gal šaudo dar. Atrodo, tai restauruotas šitas, tai sušiktas kažkoks. Reikia mėginti problemų ieškoti toliau. Kaip veiks asfaltinės padangos. Šitą pamaiką. Bandysiu važiuoti. Patikrinom, neblogą vietą yra. Visai
kiniški. Gandonkės. Kiniškos. Lyg laiko vandenį. Kol kas. Reiks viską šitą nuvažiuoti. Purvynę. Nu, bandysim važiuoti. Stumiu motiką, nes bijau, kad nučiuoš. Gal bendrai nevažiuoti, stumti, nes lysta net paeit neišeina košė kokia. Ne, taip čia toli stumt. Gal kokius 400 metrų. Ne pirmą kartą. Čia stumiant galima nudreipti. Kiniški gandonkai gal atlaikys. Kol kas kojos sausos. Nes jeigu gazuoja, iš karto į šoną meta motiką. Kai stumiai tik tai gaudyk. Galima imituoti motoro darbą įrašyti, bet bus neautentiška tada, kaip tai buvo įvykdyta. Taip, kad kelionėm geros padangos reikalingos, bet negalėjau pirkti, čia naujos uždėtos. Kam naujas padangas keisti naujas padangas? Būtų kvaila. Nu, kiniški batai atsipirko. Pakomentuok situaciją. Nu va, mūsų išsvajota nakvynės vieta. Beveik tarp kalnų. Čia palatkę statysim. Parodysim motiką, kad teminė kelionė. Nes nieks netikės, sakys, viską tu emitavai. Nu, šiandien viskas. Įveikta 250 kg. Galim numetinėti visą suvirintąją įrangą. Ir ieškoti malkų. Ir kurtis laužą. Ir įkalti pagaliau. Atsivežtų iš Slovenskos vyno.
Dienos pabaigai judant link pabaigos. Pipyskų vakarėlis. Slovensko. Va. Kurią čia parke. Nesiparinkit ir pirkit jas. Va. Beveik kalnų upė, bet nelabai. Ir pradedam pipyskų vakarėlį ant pagaliuko, ne ant kokio tai plasmasinio daikto ar metalinio. Įgurdam ją kuo giliau, nes nėra čia ko laukti ilgai. 2 minutės ir pipyska išpipiskinta. O, jau prisvilo. Prisvilo. Va, taip, apkiautėliai gamina pipyskas. 21:50 Lietuvos laiku. Skelbiu dienos pabaigą, 4 dienos pabaigą. Dar palapinę turi pasistatyti pati, aišku. Ir nėra vietos, visur akmenys ir drėgna. Nu, pasimatysim jau turbūt rytoj. Paskelbiau dienos pabaigą, bet dar yra deserts. Ko nebuvo niekada kelionių istorijai, tokio deserts. Ir mes jį išpakuosim. Štai, kokių skonių yra. Nemoku išpakuoti net, nes niekada tokių gerybių nesu gavęs iš kažko tai. Pasidovanojau jas savo. Nežinau kodėl. Dėl neaiškių priežasčių. O ar jūs matėt, viskas išbyrėjo šliužam. Šliužai tai mėgsta. Kaip dabar išdėlioti viską. O, geras kvapas. Visas deserts įsilakstė. Kodėl aš taip padariau? Nu gerai, dabar skelbiu pabaigą dienos. Žiūrim į save į veidrodį. Gal geriau nežiūrėti. Gal pažiūrim per palapinės langą. Kažkoks rudojau. Nesuprantu, rugpjūčio 3 gal kurta. Visiškas ruduo už lango. O rytas jau 5. Ir tik 5. Daug nepritemsim. Nes kažkaip šį kartą nelabai sekasi. Užklupo mus lietus. Slapta kamera. Stebim ryboką. Štai matote. Jisai kažką ten daro. Ant šniūro gaudo ribą. Nieko neprikabinės ant kabliuko. Net kabliuko nėra, paprastas šniūras geltonas. Snarglė, jeigu tik tai savo pakabino. Toks tas gyvenimas Lenkijoje. Neįdomus. Nu, koks matikas šlapės, jau 9. Viskas šlapė. Kiekviena dalis šlapia. Kaip čia taip? Kaip aš važiuosiu? Ir štai tokioj vietoj. Beveik prie Kelnų upės. Kas rytinė procedūra? Sutepti grandinę. Sutrabotkę. Va, taip va. O šiaip 5 dienos rytas. Motikas mėšlinas truputį po vakarą. Bet nebaisiai. Buvo ir blogiau. Daug. Vakar po lietaus išsiplovė tepalas. Labai. Nieko neliko beveik. Sausa.
Nu va, pasiskirstys jisai. Užtenka, manau. Ir čia, prie upės, tai padariau. Sutepiau grandinę. Tokioj vat vietai. O čia matoma buitis. Valkatų. Iš mūsų liko tik laužavietė ir išgulėta žolė nuo palapinės. Ir paliekam šitą vietą. Dar celofanas džiūsta. Motikos irgi džiūsta. Visą sėdinę šlapia po nakties. Ir po vakar važiavimo tragiško. Šalti buvo apie 12 laipsnių. Akmenys. Taip, galvoju dabar kaip čia važiuoti. Galima važiuoti ten ir čia. Skersme. Nereikia gal ten. Kartais ir pasivaikščioti reikia. Sudėtinga iš čia išvažiuoti. O, čia balas. Pamoinos balas. Kaip minėjau, slysta padangos asfaltinės. Dabar man čia išvažiavimas tik tai geras. Tai čia ten pat. Au! Išklimpa. Au! Sako. Vis dar filmuoja. Gerai. Vis tiek visas sudaužytas. Koja ne iš tos pusės. Nu, liek. Au! Blėt, šako. Na, liek. Nereiktų. Čia bus man gal tiek. Motikui lengviau. Per varnalėšas. Slydžios varnalėšas. Dilgėlės.
Bet geriau negu ten per balas. Spēc efekti. Dažai filmuoja. Nukreipiau automatinę kamerą. Paužgė savo. Žolė irgi slidi. Plius už kojų kabinasi kažkokios vėjokliai. Sušikti. O, išgęsiu vėl. Nemoku vairuoti. Ai, čia neužsidirbėliai, neatvyko. Slidus kelias. O, išvengta. Kukurūzų laukai. Štai matote dešiniai. Kairiai kemsynai, iš kurių mes išvažiavom. O, ir kamera automatiškai pasiseka. Kažkaip iš šono vis neša. Į mane iki mobiliaką. Au, kodėl į purvą traukia? Nesuprantu. Su krosiniam padangom čia būtų pokai. Na, durkiniam dar. Au, dangų rodo. Gal vieną ranką ne. Nu gerai, užtenka dangų filmuoti. Vakar kapituliavom. O šiandien karšta jau. Kaip čia taip? Bet gal Slovakijai šalta? Kaip buvo vakar 12 laipsnių šilumos, gal ir mažiau. Stojam kažkokiai tai dėriovniai lenkiškai. Nes ten pasukau ir dabar kilų dasidėjau. Va. Iki tikslo liko 195. Nežinia kur. Iki kitos Piankės ar nakvynės vietos nežinau kaip pavadinti ir kaip nepagadinti. Nu va, kažkoks lenkiškas miestelis. Stroikė vyksta. Šilta pagaliau. Vakarykštė tragedija atrodo kaip nebūtas dalykas. Šaltis. Tas 12 laipsnių ir lietus. Neviltis dingo. Norisi toliau varyti kažkur. Bet į kalnus grįžti nesinori. Nakvynės vietos paieška. Štai, mati, kas ten stovi jau. Ar čia Vysla, ar ne taip? Pagrindinė upė lenku. Ir čia mes nakvosim. Sunki ta Valkatėlių dalia. Ieškoti pastoviai, kur nakvoti. Kemsynus ir balinus, pasmelynus ir savartynus. Ieškom mes nakvynės.
Šiandieninė diena skiriasi nuo vakar dienos. Šiandien šilta ir nelyja, o vakar buvo lietus ir šalta. Ir vieta krūtesnė. Su vaizdu į jūrą. Va. Motikas čia palapinę pasistatysim. Jau paruoštas 6 dienos apiplovimas. Bus alus su svagūnais. 2 alaus ir 2 svagūno. Marinuota. Va, toks komplektas. Nu, už 5 dieną. Sėkmingesnė negu vakar. Stalas lūžta nuo gerybių, kai visada. Ir nebe skirelio atsargiai pigiau. Gal ir... Nu, čia ne iš to. Va, ir tokioj aplinkoj. Šilta labai šiandien, net keista, kad vakar buvo košmaras. Šiandien diena sėkmingesnė negu vakar. Ir vaizdas geras, tai padarysiu aptarnavimą motiko. Iš vakaro, ne iš ryto. Dapilsiu tepalą, nes jo truputį pamažėja. Štai. Ai. Nu jo, reklamos negalima, kol pinigų nedavė. Bet aš galiu pareklamuoti ir už dyką. Vis tiek nieks nežiūri. Taip disciplinėja tepalas. Į motiką. Tik nežinau kiek. Raudonas. Ir matot, čia kakliukas ne raudonas. O tepalas raudonas dar iš atvežtas iš Rumunijos. Prabangusis už 12,50. Tepalas. Matuojam merkį. Ką merkė rodo. Bet nežinau, ar jis stačiom matuoti, ar jį matuoti taip. Tiesiai stovinti. Neįsivaizduoju net. Aišku, palenkiu. Tai gal ir palenktam gerai. Gal geriau daugiau negu mažiau. Tokia idėja, tai dapilsiu dar. Nes netitinka norma nei vienas variantas, nei kitas variantas. O dar mums gal kokie 800 kg iki lietuvėlės. Patikrinam normą. Norma. Nes buvo tik tai pusę litro, kai nupirkau tepalą. Ir nieko važiavo. Toks cilindras 2,50. Cilindras kibiro dydžio. Ką jūs manote, vaikai, apie kibiro dydžio cilindrą? Va, mano letenytė. Metro dydžio ir cilindras. Darykit išvadas, vaikai. Honda 2006 metais dar laikė vardą. Diena artėja link pabaigos. Tarp žolių ir upių. Tarp neesamų kalvų ir debesų. 5 dienos pabaiga.